Sportas iš esmės yra ta fenomenali veikla, kurio šiandien ypatingai reikia Lietuvos visuomeniai. Lietuvos universitetų misija - šviesti visuomenę, vesti ją. Universiteto pagrindinė misija tai nėra tik tai studijos, tai yra švietimas, tai yra visuomenės vedimas į priekį. Šiandien mūsų visuomeniai be sveikatingumo, be kitų veiklų ypatingai reikia tokių savybių kaip pagarba taisyklėms, pagarba garbingai kovai, pilietiškumas. Sportas yra ta veikla, kuri tas savybės visuomeniai parodo, kuri parodo, kas mes esame, kuri mus daro tauta, kuri mus vienija. Iš tikrųjų, 14 metai tikrai buvo sėkmingi Lietuvos sporto universitetui. Laimėjom SEL žaidynės. Antroje vietoje buvo šeimininkai Tartu universitetas, trečioje Rygos technikos universitetas. Visų dalyvavo virš 60 universitetų ir labai malonu, kad bendrakomandinėje įskaitoje Lietuvos sporto universitetas, kaip ir pridera, iškovojo pirmą vietą. Labai džiugina ir mūsų startai Lietuvos studentų universiadoje, kur mes irgi bendrakomandiniai pirmi, ir labai džiugina mūsų startai Lietuvos studentų čempionatuose. Tenais mums pavyko šiais metais iškovoti net 8 pirmas bendrakomandinės vietas. Atsiminkime, mūsų valstybė yra tokia, kokie esame mes. Būkime darbštūs, būkime teisingi, garbingi. Dirbkime ir savo patriotizmo kiekvienas galime parodyti tai, tuo, ką mokame geriausiai, tą, ką norime daryti. Tai mes esame tie laimingieji, kurie gali tą išreikšti per sportą. Sportiška valstybė yra taip pat didžiulė vertybė.